Zip FM. Laidos nebedaug, tai reikia šiandien ką nors būtinai išdurti. Taigi skambinu vyrukui, kuris labai laukia darbo Norvegijoje ir jis labai norėtų tenais dirbti, įsidarbinti, nes kietai galėtų, žodžiu, užsidirbti ir panašiai. Ir jisai yra karatistas, jisai kietas bičas ir jisai yra netgi Lietuvos karate rinktiniai ir, žodžiu, ir taip gavosi, kad jo sesuo nori jį išdurti ir aš bandysiu pristatyti, kad esu mafiozis ir aš jam siūlau nelegalų darbą, kaip Rokis pirmoji daly, kai eidavo išmušinėti skolų. Ir, žodžiu, stumdėt kažką, kad visą laiką... Daryti darbelius, uždirbti pinigėlius. Jo. Ir uždirbti didelius pinigus ir žiūrėsim, ar palaušim labai sportišką ir tvirtų moralės normų žmogelį. Klausau. Gerą vakarą. Labas. Čia su Tytu šnikosi? Taip. Žiūrėk, aš iš tavo siso Jovita davė numerį tavo. Jovita tavo siso, taip? Taip. Davė numerį man dėl šitą Norvegiją, aš tau norėčiau darbą pasiūlyti, tave domina. Domina. Žiūrėk, yra tokia dėla, tau reikėtų nešti siuntinius. Ar tu sugebėsi? Sugebėsiu, žinoma. Sugebėsi, žiūrėk. Istorija tokia, kad tavo šeima negalės, žodžiu, tu dirbės strojkėsi pagal jos, pagal mus tu turėsi nešioti siuntinį, bet tu siuntinį niekada negalėsi pažiūrėti, kas jame yra. Supratau. Tai žiūrėk, ir, alga būtų, 3, kartais, jeigu geriau 4 štukis eurus į mėnesį. Aha, supratau. Ok, ir žiūrėk, o tu žiūrėk, tu tipo mardabojam užsiimi? Neužsiemu, bet klausyk, kažkur girdėtas labai balsas tavo. Mano balsas, iš kur tau jis gali būti girdėtas? O ne iš ZPFM kartais. Ai. Seni. Gal klausai Zipą visą laiką dabar? Šiaip klausau visą laiką, bet šio momentu būtent neklausau. Ai. Žiūrėk, prisipažink, ar tu eitum į tokį darbą ir, kur neaišku kas, bet gauni 3 eurų į mėnesį? Nežinau, nes iš tikrųjų reikėtų pagalvoti gerai. Reikėtų pagalvoti, ne? Va, tavo sesutė bandė tave išdurti, tai galėjai ten, kaip ten tas cukį, kaip ten vadinasi ta bankė, kur tiesiai. Panašiai. O kodėl neturi juodo diržo, žinok, čia taip tavo sesė atsivėrė, žinok, tam laiškai, jinai rašo ten, tėvai norėtų, kad grįžtum atgal prie sporto ir panašiai. Neturiu iš tikrųjų dėl to, kad, labai atsibodo lankyti, ta prasme, sportavau labai ilgą laiką ir, ta prasme, pabodo, žinai, laukto juodo diržo, nes 16 jau turėjau rudą ir, ta prasme, sakant, tai juodas dar reikia 18 metų, kad laikytis juodą. 16 rudą turėjau. Gerai, pas mane rudas visą gyvenimą. Gerai, seni, gaila, kad nepavyko tavęs išdurti, bet vis tiek gerą vakarą ir linkim, kad gautum tą darbą Norvegijoje ir būtų viskas jėga. Iki. Radistai per ZIP FM nuo 19 valandos.